Sveiki, ir vėl su jumis kalba Vytautas ir šiandien mūsų tema yra 80-20 mityba. Ir ką tai reiškia? Pradėsiu galbūt nuo to, jog dažniausiai sveika mityba linkusi į griežtesnę pusę. Ir mes galbūt kartais, kai sekame mitybos planus arba laikomės sveikesnės mitybos, stengiamės atsisakyti savo mėgstamų produktų, picos, ledai, burgeriai ir taip toliau. Ir tame nėra nieko blogai, nes norim pasiekti geriausius rezultatus. Bet 80-20 tai yra balanso sistema, kur gali sau leisti tos visus mėgstamus produktus, maistus ir toliau siekti savo tikslų. Išlaikyti aukštą energiją ir vis tiek gyventi normalų šeimos gyvenimą, be griežtų dietų rankų užrakinimo. Labai paprastai 80-20 reiškia, kad 80% jūsų mitybos yra sveikas, pilnavertis ir kokybiškas maistas jūsų dienoje. Ir 20% yra lankstumas. Tai, ką galbūt vadintume cheat meal, užkandžiai, ledai. Maistas, kuris galbūt vadinamas nėra per daug sveikas, bet taip suteiksite kur kas didesnio balanso. Tai jeigu duočiau pavyzdį, aš asmeniškai visą didžiąją dalį savaitės laikausi vėlgi tam tikros struktūros su maistu, kur yra sveikas ir padeda man pasiekti savo rezultatus. Ateina savaitgalis, stengiuosi su vaikais pasižiūrėti filmą, ar tai išeiti su savo žmona kažkur į restoraną pavalgyti, ar kažkur kitur su draugais. Ten leidžiu atsipalaiduoti. Ir negalvoju, kad tai mane atitolins, ar bandau savo varžyti, ar atsisakyti, nes bandau laikytis plano 100%. Kiek iš jūsų esate laikėsi 100% plano ir galiausiai pratrūkot? Nes jūsų rezultatas ateis nuo pastovumo iš to 80%, negu 100% laikomės ir galiausiai pratrūkstam. Ir pasiduodam, metam. Praeina gal be 2-3 savaitės, vėl bandom 100%. Tai čia vadinamas viskas arba nieko. Ir retai čia atrasit balansą, retai čia būsit laimingi, nes visada varžysitės. Nes turint vaikų, turint šeimą, leiskit savo atsipalaiduoti. Kodėl tai svarbu tėvams? Kai būna gimtadieniai, išvykos, galim ledų, savaitgaliai. Žinau, raštas nėra pats dailiausias, bet pagano tęsti. Šitie momentai atsiranda jūsų gyvenime ir jeigu laikotės griežtos dietos, jūs natūraliai atsisakot, o gal jeigu ir taip įvyksta, jaučiatės kalti, yra kaltės jausmas. Negana to, prisiminkit, kad dieta nėra visas gyvenimas. Jūsų gyvenimas ir tos akimirkos atsitinka per šitos įvykius. Ir todėl 80-20 su tuo padeda. Nes mintise žinot, kad didžiąją dalį savimi rūpinatės, bet 20% paliekat šitiems gyvenimo etapams. Ir kas be ko rodot pavyzdį savo vaikams. Rūpinatės, sveikai maitinės, ateina laikas vėlgi patirti linksmas akimirkas, atsipalaiduoti, leidžiat tam įvykti. Kaip 80% mitybos turi atrodyti? Reikia suprasti, kad 80% turi būti pilnavertis, neperdirbtas maistas. Pakankamai suvartoto vandens, daržovės, vaisiai. Taip sudaro 3-5 patiekalai per dieną. Ir kai kalbu apie pilnavertį maistą, tai kalbam apie ryžius, bulves, vištieną. Ir 20% nesupraskit manęs, čia nėra cheat days. Jau pavalgysiu, sugadinau, tai dabar varysiu. Jau viskas, paleidžiam kasas ir viskas į spintelį pradeda terpti. Ir tai nėra, kad kasdieną valgom saldumynus. Jūs leidžiate savo, jeigu šeima nori picos, popkornai su vaikais, ką aš mėgstu, desertas savaitgalį, gimtadienio tortas. Kad jūs renkatės tą 20%, su prasme, kad tai neturi būti visa diena ar kiekvieną dieną. Jūs tos progos iškyla ir jūs jaučiatės kontroliai. Neatsisako tam tikrų momentų, kur gerai galite praleisti laiką su šeima, su draugais. Ne picos, ne burgeriai, ne saldainiai sužlugdo jūsų progresą, o tai, jog nėra pas jūs sistemos nuo pirmadienio iki sekmadienio. Nes jeigu per mažai valgot, griežtai laikotės dietų, dažniausiai persivalgom savaitgaliais arba vakare, kas lemia kalorijų perteklių. Taip sukursit teisingus ir sveikus santykius su pačia mityba. Be kaltės jausmo, be graužaties. Iš anksto galite planuoti šeimyninius savaitgalius, kažkur iškeit, pavalgyti. Ir jausitės, kad labiau norite laikytis tos sveikesnės mitybos nuo pirmadienio iki penktadienio, kaip pavyzdys, labiau sportuoti ir negalvojat, ką reikės valgyti ir kiek tai kalorijų turi. Nes gyvenimas tai nėra mityba. Mityba turėtų būti balansas jūsų gyvenime. Ir jūs išliekate visą kontroliai.
pritaikykite tokią sistemą, nes man asmeniškai labai padeda. Ne vienai fotosesijai pasirašiau, valgydamas burgerius ledus savaitgaliais, iki šiol valgau su vaikais per filmus popkornus. Žinau, kad didžiąją dalį atlieku teisingai ir turiu savotišką sveiką sistemą mityboje, kur seku, man tai padeda. Tad jei buvo naudinga, palikite liuksą, prisijunkite prie stiprių tėvų bendruomenės, linkas bus mano aprašyme ir kaip visada, pasirodykit.